jeigu tu paklausi mirštančių žmonių ar paklausi sėkmingai nugyvenusių žmonių gyvenimą, kas svarbiausia, jie dažniausiai apie tai santykiai. Sakau, kažkada blemba, čia toks komplikuotas eismas, sako, ne, pas jūs Europą komplikuotas, daug ženklų, žinai, viskas pas mus labai paprasta, viena taisyklė, kas didesnis, tas teisus, žinai. Nu tai ką, užsidega ta šviesa ten po 30 sekundžių, aš pasižiūriu savo draugelius, nu tai vat, jeigu varškė balta, tai jie baltesni. Kur šiuo metu, jeigu paimtume iš tokių šalių, kurios yra populiarios keliauti, kur yra iš tiesų pavojinga? Vilniaus gatvė 4 ryto. Pala, žinai, tai jeigu jie tą gali, tai kodėl aš negaliu? Kaip vilkas ir vienuolis balansuojasi toje pačioje asmenybėje? Jis man sako, ko man bijot, kai Dievas man už nugaros stovi. Kaip išlaikyti draugus turtingėti? Nuo derybų stalo didžiausiose įmonėse iki Kabulo gatvių ir džiunglių Konge. Jurgis Polujanskas yra verslininkas, kuris savo komforto zoną plečia ten, kur įprastam žmogui kojos linksta iš baimės. Jis sportuoja, medituoja, nevartoja alkoholio, bet yra priklausomas nuo vieno dalyko – realybės pažinimo per pavojų. Šiandien kalbame ne apie turizmą, kalbame apie baimės valdymą, discipliną ir tai, ką išmoksti, kai žaidi su ugnimi. Tai irgi pirmas klausimas tikriausiai, aš turiu krūvas didelį sąrašą šalių. Libanas, Šiaurės Korėja, Jemenas, Somalis, Centrinė Afrikos Respublika. Haitis, kaip aš tave pagavau iš tiesų po paskutinės kelionės, būtent tikriausiai didelis žmonių kiekis, kuris sako, aš keliauju, neturėtų nei vienos iš šitų šalių bendrai paėmus. Tai klausimas, kas tave ten traukia? Aš visada buvau smalsus. Ir man visada, žinai, domino pasaulis, domino kitos kultūros, domino kita rasė, domino kiti papročiai, kita religija. Tas smalsumas visada manyje buvo. Ir pati pradžia viso šito buvo, kai aš žiūrėjau Vice News. Jinai dabar atgimusi, jinai buvo labai tokia populiari laida YouTube. Ir aš žiūrėjau, kaip, žinai, ta naujoji žurnalistika, kuri būtent keliauja į tą karštą tašką ir iš ten raportuoja. Ir aš kažkada žiūrėjau tas konfliktinės zonas, man labai įdomu, konfliktai, kodėl žmonės konfliktuoja, ypač kariniai konfliktai, nes čia yra, žinai, aukščiausia nesutarimo forma. Tai dėl ko? Ir aš žiūriu, kaip jie tenai, žinai, filmuoja, ima interviu iš vienos pusės, iš kitos pusės, aš galvoju, pala, žinai, tai jeigu jie tą gali, tai kodėl aš negaliu, žinai. Ir aš tada pradėjau gilintis, kaip man ten patekti, kokia čia sistema, kas ten gali patekti, kokie ten būdai ir taip toliau, taip toliau. Tai pati pradžia prasidėjo tai nuo Afganistano, tačiau prieš kokius 10 metų. Ir aišku, tai buvo tuo metu gal adrenalinas, netgi dar labiau negu tas smalsumas, žinai. O laikui bėgant, tai pats keitiesi, žinai, keičiasi charakteris, keičiasi interesai, keičiasi visas tas gilis ir supratimas, žinai. Tai jeigu aš anksčiau sakytų, aš noriu ten keliauti į tą karo zoną, let's go, ne? Tai dabar aš jau atsirinkinėjau, žinai, aš jau įdomios istorijos, žinai, skaitau apie tą konfliktą, bandau suprasti tą šalių, kultūrą, kas atsitiko, kodėl atsitiko, žinai, kaip jie ten pateko į šitą situaciją. Ir jau tada einu. Ir čia jau gaunasi jau nebe tik adrenalinas, žinai, čia jau gaunasi toks vos ir žurnalistinis darbas, ir čia yra mano tas hobis ir žmogaus tos ir prigimties suvokimas ir bandymas suprasti, kaip mes, kaip ta žmonija, žinai, kaip mes čia elgiamės vieni su kitais ir kaip mums gyventi draugiškai. Man vis laik įdomu, kai tokiuose kelionėse pradedi planuoti, kažkuriuo momentu atsiranda ta situacija, kad tu jau nelabai gali grįžti, nepatyręs tų būtent patirčių, kuriuom pasirašei. Tai paimkime Afganistaną, kur tas pirminis pasirinkimas. Kažkuriuo momentu tikriausiai kelionėje buvo tas vadinamas point of no return. Taip. Kas vyksta tuo momentu? Pirmą kartą, kur tu kaip ir žinai, kam pasirašai, bet iš tiesų, kai nuvyksti ten, man atrodo, emocijos turėtų visiškai kitaip jaustis. Tai kaip va tą point of no return praėjus, kaip savijauta? Žinai, dabar, kai tu sakai tą point of no return, žinai, mane dabar šaltis krečia, žinai, mane eina per mane virpesiai, šiurpas eina, žinai, aš atsimenu tas situacijas, mano kūnas atsimena, žinai. Tai Afganistano atveju, konkrečių Afganistano atveju, kai aš dar nesupratau, kaip valdyti hormonus, kaip valdyti tą, žinai, įtampą, adrenaliną, tai pojūtis buvo toks, kad aš varau namo. Žinai, aš savo partneriu sakau, viskas, žinai, po pirmos dienos, sakau, aš skambinu, kad mūsų extractioną darytų, trauktų čia bet kokiom priemonėm, bet kokiais būdais, žinai.
ir kažkaip mes tai va tą taip, palaukiam ir mes išbuvom tą kelionę, žinai. Tai čia va ta pirmoji kelionė. Tai pirmoji kelionė, sakau, man ten po pirmos nakties aš jau norėjau namo, žinai. Tiesiog dingti iš ten, žinai, katapultuotis. Dabar aš jau laukiu to point of no return, žinai, nes kada tu jį peržengi, žinai, tada tu įžengi į naują pasaulį. Tu įžengi į pasaulį, kuriame kaip žaidimas, supranti, tau neegzistuoja nei tavo praeitis, nei tavo identitetas, nei tavo problemos, nei niekas, nei jokie verslo klausimai, nei sveikatos klausimai, kažkokie klausimai, viskas dingsta. Nes nuo adrenalino tu tampi ir tokiu kaip ir superhuman, žinai, pas tave skausmas dingsta, tu stipresnis tampi, tu matai geriau, tu girdi geriau, tu daugiau aprėpi informacijos vienu metu, dėl to va, tos pirmas dienos, pirmas valandos atrodo, kad tau, žinai, čia jau tu savaitę laikosi. Tad kai tu moki tą, kaip tas žodis, harness, įsikinkyti šitą adrenaliną ir šitą jausmą, žinai, tai tu tada moki iš jo kaifuoti. Tai yra toks super jausmas ir jisai trunka pirmas valandas pikas būna, tada pirmą parą jisai laikosi aukštai, o po to po truputį jisai mažėja, žinai, kol tai vyksta į tokį nuovargį, žinai, nes jų nervų sistema irgi turi savo ribas ir dėl to tos kelionės trunka, žinai, ten 2, 3, 4, max 4 naktys tokiuose vietose. Man visą laiką įdomu dabar, pasirašai Afganistano kelioniai, pasidarai tą planavimą, pirma para, kolegai sakai, aš noriu su helikopteriu, ačiū, viso gero, išvežkit mane visais galimais būdais. Kas sustabdė? Būtent kolega? Kas sustabdė? Sustabdė neišvykti. Sustabdė tas pats smalsumas ir sustabdė tas pats logistikos sudėtingumas. Tai nėra taip paprasta iš Afganistano, žinai, šiandien dabar paimti ir skristi. Ne? Tai, žinai, sako, pala. Tai jeigu tu nori, tai tada galima yra opcija A, yra opcija B, jos visos nėra patrauklios. Užtrunka ilgai, ten turi kirsti sieną ir tada tu galvoji, pala, gal geriau aš, žinai, pabūsiu ir aš pažiūrėsiu, žinai. Nu ir tu taip stumi ir žinai, kaip sakyt, buvo tokia situacija, mes turėjom ten mokymus ir ten tie specialiųjų pajėgų, žinai, kareiviai. Tai vat ką jie pasako, ypač sudėtingom situacijom, tai ką tu darai, tai tu, žinai, jie kartoja, vat eidami per kalnus, ten sunkius kalnus, kur ten galėtų nukristi ir kažkur jie visi, žinai, rėkia tam 5 feet, žinai, čia yra kažkur 1,5 metro, ne? Kažkas tokio. Tai realiai tu žiūri 1,5 metro į priekį, daugiau tu apie nieką negalvoji. Tai va tenai, tada Afganistane, aš žiūrėjau realiai pusvalandį į priekį, ten 5 minutės į priekį, žinai. Aš net negalvojau, kaip čia bus vakaras, kas bus rytoj, kas bus poryt, nes tu gali tada neatlaikyti, žinai. Tai va strategija buvo, kad davai išlaukiam pusvalandį, žinai, ir tada galbūt važiuosim. Davai dar pusvalandį ir žiūri, kad jau pradedi rimti, žiūri, kad jau pradedi suprasti, kaip čia viskas vyksta, tavo nervų sistema nurimsta, žinai. Aišku, reikėjo gal ten ir vaistų išgerti, žinai, kad užmigti ir nemiegoti, visko buvo, žinai, bet 5 feet. Kelionių jau daug, nebe tas prieš 10 metų viena kelionė ir viskas. Pamatei tikrai to tokio kitokio pasaulio, kurio didžioji dauguma, aš sakyčiau, 99% žmonių nemato to pasaulio, kai sako, aš keliautojas ar keliautoja. Kuris galbūt įvykis pakeitė tavo požiūrį į būtent gyvenimo vertę labiausiai? Kad kiek tas gyvenimas gali būti vertas skirtingose situacijose? Žinai, kiekviena ta iš tų kelionių, jinai parodo, kad trečiam pasaulyje, gal nereikėtų vadinti trečiam pasaulyje, reikėtų sakyti, tam tikrose regionuose žmogaus gyvybė yra verta nuo, ciniškai šnekant, verta nuo 0, per viduriuką $80, tai 0 yra Afrika, $80 tai čia yra samdoma žmogžudystė Meksika, Kolumbija, nu ir tai jau ten tada ta kaina kyla, ne? Tai, žinai, mano pirmas susidūrimas toksai su tokia aršia realybė buvo, kai aš dar gyvenau Kambodžoje, čia prieš daugelį metų, ir mes ten važiuodavom kiekvieną savaitgalį į paplūdimį, toksai tiesus kelias ir, žodžiu, ten yra 2 tipų transporto priemonės. Arba tu su džipu važiuoji su apsauga, su ginklais, arba tu ten visi kiti su motoroleriai, žinai, kaip musės. Ir ten eismas, žinai,
Sakau, kažkada, blemba, čia toks komplikuotas eismas, sako, ne, pas jūs Europą komplikuotas, daug ženklų, žinai, viskas pas mus labai paprasta, viena taisyklė, kas didesnis, tas teisus, žinai. Tai ir tie džipai tiesiog lekia, supranti, ir aš žiūriu, ir tai pavojingai lekia, žinai, tie motoroliai vos spėja, žinai, nusukinėt. Nu, ir aišku, čia ir saugumo klausimas, nes jeigu tu lėtai važiuoji, tave gali užpulti, ten ir sustabdyti ir taip toliau. Ir kitas dalykas, čia vos ne, aš taip po to supratau, kad vos ne čia mados reikalas, žinai, aš kuo greičiau lėkiu, tuo labiau šaudau, kad aš aukštesnis ir man visų gyvybę nusispjaut. Ir aš irgi lėkdavau, žinai, ir aš klausiau savo, šeimos nario, su kuriuo tuo metu ten buvau, žinai, sakau, klausyk, jisai vietinis, sakau, klausyk, kas bus, jeigu aš žmogų numušiu, žinai? Jis man sako, kaip tai kas bus? Jis mirs turbūt. Sako, tai aš suprantu, kad jis mirs, bet kas man bus, jeigu, žinai, šiandien mūšiu? Tau nieko nebus, tu su džipu. Šitai džiunglių taisyklės. Palauk, sakau, bet kaip čia viskas vyksta, žinai, o jeigu tave numuš, jeigu mane numuš, tai žinai, visam kaimui. Tai tada tu supranti, kad yra, absoliučiai žmogaus gyvybė nevertinama priklausomai nuo to, kokias tu pareigas užimi ir kiek tų žmonių toj šaly yra. Ir gali būti, sako, kad šeima net apsidžiaugs, žinai, kad kažkoks veltėdis ten nutrenktas, tai dar tu jam $1000 sumokėsi, arba $100 sumokėsi, žinai. Tai čia vienas aspektas, ne? Tai čia iš senesnių laikų. Kitas momentas yra tas Meksikos gaujų karai, žinai, ir tas suvokimas, kai ten mes dabar prieš 8-9 mėnesius vasarį buvau Meksikoje. Buvau susitikęs ten su tam tikrais karteliais, su policijomis, žinai, ir taip toliau, ir mes šnekėjom, žinai, apie tą gaujų karą. Tai jeigu ten Kolumbijos karo laikai, žinai, ten tie sikario vadinami, ne, tai jie labai taip preciziškai, žinai, yra mašina, kuri pristabdo tave, iš šono privažiuoja 2 žmonės ant motorolio ir motociklą, žinai, 2 šūviai nušauna ir viskas, žinai, švariai, ne? Tai Meksikoje, reiškia, privažiuoja ir tokias kulkų paleidžia, žinai, iš Kalašniko arba iš ten tų amerikietiškų AR-15. Tai 70-80 kulkų, žinai, jie nori tokio impozantiško tokio efekto, žinai. Ir kas tada gaunasi, žinai, tu ten nužudai mano partnerį, aš nužudžiau tavo brolį, tu nužudai mano brolį, aš nužudysiu tavo žmoną, tu nužudai mano žmoną, aš tavo vaikus, tada aš tavo vaikų visą darželį, tada aš tavo visą miestą ir viskas taip tuk užsibildina, žinai. Ir tu supranti, kad ta žmogaus gyvybė, tai jinai tokia, turbūt svarbi tik tam žmogui ir jo tėvam ir vaikam, daugiau niekam. O teko pačiam būti toje situacijoje kažkurio iš kelionių, kur galvojai, kad čia jau gali būti baigtis, taip sakant, jau po to problemų nebeturės, taip sakant, kad pabaiga. Gal ir buvo, bet daugiau buvo situacijų tokių, kur aš galvojau, kad kaip tik čia yra pabaigos pradžia, žinai, ir kad kaip tik čia ir prasideda tikros problemos. Jeigu ten nėra problemų, ten tave nušauna ar kažką, taip, aišku, šeimos gaila ir taip toliau, bet tau tai čia not a problem. Žinai, esmė yra pagrobimas. Ir tave jeigu pagrobė, o čia yra tada visiškai kitas lygis smurto, čia yra aukščiausia prievartos forma pagrobimas, žinai, nužudė, nušovė ten, tu mirėjai, ne toj vietoj, ne to laiku, žinai, bet pagrobimas tai čia yra visiškai kitas lygis, žinai. Ir pagrobimo metu aš ir mokymus esu praėjęs, ir kaip ten elgtis, ir kokie ten jausmai būna, žinai, esu interviu paėmęs Haityje iš pagrobto žmogaus, žinai, tai tu ne tai, kad ten jau kitas lygis jausmų, tu ne tai, kad dėl savęs tu pergyveni, bet tu pergyveni dėl to, kokį skausmą tu sukeli savo artimiesiems. Ir va šitas kaltės jausmas yra daug sunkiau pakeliamas negu baimė dėl savo gyvybės, ne? Atrodo keista, bet realiai tu dėl savęs nebebijai. Tu žinai, kad you fucked up, viskas, žinai. Tu fucked up ir dabar tu turėsi semt, ką tu turėsi. Ir tu semsi, žinai, kiek ten laiko užtrukti, bet va tas kaltės jausmas, ką tu padarai savo šeimos nariam, kurie pergyvena, nežino, kaip tu jautiesi, nežino, kad tu irgi ten pergyveni, žinai, ir jie nemiega ir taip toliau. Tai va tas kaltės jausmas yra tas jausmas, kuris tada gali palaužti.
Keista matyti, kad tai vyksta, sąlyginai dažnai ir bet kur. Ir, taip sakant, yra daug šalių, kurios žmonės, manau, galvoja, kad yra sąlyginai saugios, net nepagalvoja apie šitą pasaulio dalį, nors iš tiesų tai vyksta, background'e tiesiog to nemato jie. Yra, pavyzdžiui, pats paminėjai Meksiką. Man rodos, kiek dabar buvo krūva pasiūlymų, paplūdimys gražus, žinai, hotelis gražus, kad pradingti niekur reklamoje nėra parašyta, taip sakant, kad gali pradingti iš savo pusės. Tai čia irgi nuo daug ko priklauso, žinai. Aš čia Meksiką tiesiog kaip vieną paėmiau, bet... Jo, nuo daug ko priklauso, žinai. Meksikoje, pavyzdžiui, turistam yra, kaip sakyti, tenai yra tas Kidnap Express vadinamas, turistam, ne? Kai tiesiog tave paima, sumuš, arba pagrasina, kad sumuš ir nuveda iki bankomatų, tu išsiimi pinigus, atiduodi ir let's go, viskas. Kidnap Express, žinai. Nes jau tam ilgam dideliam, čia jau reikia organizacijos, reikia patalpų, reikia žmonių su tam tikra psichika, kurie galėtų visą šitą dalyką atlaikyti, ne? Tai va, tai gelbėja, reikia žinot, kas tu esi ir kur tu esi. Mane, kodėl aš taip sau leidžiu keliauti, ne? Dėl to, kad jeigu Lietuva turi savo minusų, tai pliusas, kad jinai labai mažai, jinai niekam neįdomi. Jeigu tu esi amerikietis, jeigu tu esi prancūzas Afrikoje, jeigu tu esi britas Afrikoje, jeigu tu esi amerikietis vidurio rytuose arba amerikietis praktiškai pusė pasaulio, ne, tu esi jau grobis, lobis. Jeigu tu tampi grobiu politiniu, šansai maži, žinai. Komercinis, jo, tave paleis. Bet, žinai, klausimas, kur tu papuolė, žinai, jeigu papuolė pas profus, kurie prašo 3 lemus, tai greičiausiai bandys nuderėti iki 1 ir tai užtruks 2 metai arba metai, žinai, tai kas tam liks iš tavęs, žinai, tai jau nebe tu. Man paminėjai, kad milžiniška rinka, ta tokia, visas šitas pasaulis apskritai didelis, kurio daugelis nemato. Esi minėjęs apie fikserius, tai čia, aš jeigu teisingai įvardinu, žmonės, kurie tau padeda toje šalyje susitvarkyti su viskuo. Bet nuo tenais, žinai, kur saugu, kur nesaugu, kur keliausiu, kur valgysiu, kur nakvosiu, žinai, extractionai, taip toliau. Kaip į šitą pasaulį apskritai neduris atsidaro? Duris atsidaro sunkiai, kadangi fikseris ir jo profesija, jinai yra balansuojantį ant tokios legal ribos, nes jie turi palaikyti kontaktą su abiem pusėm, reiškia su valdžia ir su opozicija, pavadinkime, ne? Tai opozicija tai gali būti arba kita grupuotė karinė, arba tai gali būti banditai, gali būti gaujos, gali būti kartelė, ne? Ir tu turi palaikyti ir tu turi santykius turėti su abiem, ne? Ne kelionio agentūra čia jau. Jo, kaip tu tos santykius turi ir kokiu pagrindu tu jas turi, žinai, ir ką tu darai su tais karteliais, ir ką tu darai po to su ta policija, žinai, gal tu čia kažką bendrabiauji, žinai. Tai čia yra very shady tokia ir very complex, sudėtinga profesija, kuri yra ne kiekvienam. Tai dažniausiai tai būna žurnalistai, dažniausias kelias į fikserį yra per žurnalizmą. Dėl ko? Dėl to, kad žurnalistas yra to, vadinkime, legalaus pasaulio atstovas, jisai daro tą tyriamą žurnalistiką, ir jis eina ten imti interviu pas tą patį kartelį, žinai, kuris nori pasisakyti savo ten poziciją, žinai. Ir eina pas, žinai, ir jie to pačiu atstovauja ir visuomenė ir taip toliau. Tai va, žurnalistas dažniausiai ir būna tas va, fikseris. Bet būna ir tokių, bet tie žurnalistai tada jau turi savo fikserius, kurie, žinai, kontaktas gaujose, kontaktas policijoje, kontaktas kriminalinės grupuotės ir taip toliau, žinai. Tai čia yra tokia specifinė profesija, jinai yra reta ir patekti tenai patenka tokie dideli vardai kaip CNN, kaip BBC, Al Jazeera, žinai, kur visi žino, kas tai yra ir žino, kad tai irgi žurnalistai ir žurnalistą gerbia. Ir dabar, kai tu ateini iš šono, tai sudėtinga yra, žinai. Sako, ką tu nori, ką tu čia nori, ką pamatyti, o gal tu, žinai, tu man sako panašus į Russian arms dealer, žinai, ir gal tu čia nori su tais gengais susitikti, kad aš tave suvešiu, kad tu biznį darytum, žinai, arba tu gal nori juos apeiti ir iš informacijos surinkti, po to jie mane nužudys ir taip toliau. Čia tas pasitikėjimas reikalingas abipusis. Tai man buvo sunku prasimušti į šitą industriją, bet po truputį aš su vienu padirbu, su kitu padirbu, jie turi savo tinklą, jie turi savo grupės, jie dalinasi visą informaciją. Čia yra global network, žinai.
Nu ir viskas, ir tu rodai savo rekomendacijas, kad tu su to dirbai, ten buvai, jie prasičekina, vienas kitą pažįsta, sako, okay, he's reliable, žinai, tai reiškia, ką sutarėm, aš padariau, nes yra taisyklės, ne, kur filmuot, kur nefilmuot, kaip filmuoji, kad veidus užsidengti, žinai, neišduot vardų, pavardžių ir taip toliau, lokacijų, žinai, nu, ir nepanaudot viso šito dar kažkam, tai kažkokia kitai propagandai, nes tada ateis pas juos klausimai, žinai. Tai va, jeigu tu va šitą sutariau ir tas sutarimas, nu, 6 mėnesiai trunka, back and forth. Ir tai dar, žinai, tu nesi garantuotas, kad it's gonna happen. Man toks dar iš kitos pusės vis tiek, nu, paimkim bet kurią kelionę, kurioje buvo, jeigu tau reikia fikserio, tu su fikseriu susipažįsti online, kažkas irgi tikriausiai supažindina, parekomenduoja, eini per visą tą procesą, bet tu turi pasitikėti žmogum, kurį tu pirmą kartą pamatėjai, taip sakant, dabar, arba ten tik e-mailais keiteis, arba ten, žinai, Zoom call, arba dar kažkas, ir tu kaip ir patikėsi savo, nu, apsaugą bendrai paėmus, savo gyvybę, taip, būtent į to žmogaus rankas ir į jo arba jos organizavimus. Čia irgi yra toks iš savo pusės aukštas rizikos sprendimas, ar ne? Taip, ir tu tą riziką mažini, žiūrėdamas, su kuo jis dirbo, šnekėdamas su tai žmonėms, su kuriais jisai dirbo, tu tą riziką mažini su juo bendraudamas, tu tą riziką mažini užduodamas tam tikrus klausimus apie jo šeimą, apie jo vaikus, apie jo gyvenamą vietą, žiūri, kaip jisai dalinasi, žiūri, ar jo informacija yra publicly available, tu gauni jo paso kopiją, žinai. Tai yra full set of documents, kuriuos tu pasiemi iš jo ir tada visą tą, žinai, yra tam tikras sąrašas dokumentų, kontaktų ir informacijos, kurie aš išvažiuodamas palieku su instrukcijom savo žmonai. Ir paminėjai vis tiek, čia yra tikriausiai pasiruošimas ne tik iš žmogaus, su kuriuo tu keliausi, nu, kuris tau visą tai suorganizuos, bet ir tam tikros investicijos į save. Paminėjai pagrobimo kursus, čia spėju ne vienas toks pasirinkimas, čia ir su psichologija padirbėti, ir su įvairiausiam situacijom, kaip tu turėtum išvykti, spec, sakei, irgi tam tikrus kursus pravedė, net nežinau, kurį komandą čia įvardinti, bet, taip sakant, tenka padirbėti su savim daug skirtingose sferose, kad suvaldyti tas emocijas, suvaldyti tuos visus patyrimus, kurie galbūt davestų prie blogų sprendimų būtent kritinėje situacijoje. Žinai, aš daug apie tai galvojau ir aš esu buvęs tose kritinėse situacijose ir aš to galiu pasakyti taip, kad, žinai, kaip sakė Mike'as Tyson, everybody has a plan until they get punched in the face. Yeah. Tai kurk tą planą ten, ką tu nori. Jeigu jau atsitiko, it's done, žinai. Supranti, kam reikalas. Tai pagrindinis dalykas yra, kad tu ten nepatektum. Tai reiškia, kad tu nepatektum į tą situaciją, kur tu susikuri palankės aplinkybės savo pavojui. Jeigu tu jau atsitiko kažkas, ne, tai tu galvoji, ten yra planas, aš to pavyzdį papasakosiu, ne, mes sėdim ten, tam pačiam Afganistane, Kabulė, sėdim restorane, kur vieni vyrai, žinai, tokie su barzdom, rūstus, tokie muzika negroja, per visus televizorius rodo sprogimų, žinai, aš lauksiu čia kada, žinai. Tai va, čia sako, prieš porą valandų, kur? Čia, va, už kilometrą, žinai. Ir čia pirmas vakaras, mes sėdim 3. Ir sėdim prie tokio stalo, ten kareiviai iš šono mūsų apsauga, žinai, stovi, žinai, su šitom. Nu ką, sako, mes 2 časa держимся, žinai, po to kalak das, žinai, maždaug 2 valandas atstovėsim, jeigu puls, o po to, nu, tik tiek turim šovinių, žinai. O po to, kaip bus, tai bus, žinai. Nu, ir mes sėdim prie to stalo ir tas mūsų fikseris, toksai su barzda vyras, nu, toksai personažas, wow, žinai. Ir jisai sėdi ir sako, mano draugui tokiam, žinai, prieš stalą, sako, у тебя жена, дети есть? Pas tavai yra vaikai ir žmona? Ne, nėra, žinai. Ką tu čia pradedi klausinėti, žinai, kodėl tu čia klausi šitų reikalų? Tada man ateina klausimas, nu, pas tavai yra žmona, vaikai, aš kažkaip nenorėjau ten meluoti arba jaučiau, kad, nu, mes dar turėsim kelionę, žinai, ir taip, sakau, yra, žinai. Ir ant tų žodžių dingsta šviesa restorane. Tamsu, iš vis tu nieko nematai. Čia sėdi vienas draugas, čia sėdi kitas draugas. Ir tu girdi, žinai, kaip vyrai ten kažką puštūnų kalba, žinai, ten, kažką ten rėkia, kažką, žinai, girdžiu, kaip ginklai užsitaiso, kažkas bėga, stalai virsta, kėdės griūna, žinai.
Nu, koks planas? Jokia. Jokio plano. Man vienintelė mintis, žinai, kaip sako, ten gyvenimas prabėga, niekas neprabėga. Vienintelė mintis, tau. O dabar tu prisižadėjai, žinai, ir dabar kentiesi. Ir kenties šeima, žinai. Ir pasirodo, kad tenai įvyko elektros sutrikimas ir ten pusė miesto ten dingsta elektra, žinai. Ir užsidega, bet žinai, nieks nežino, kas čia vyksta, supranti, gal čia supolė, karėjų, taip toliau, o tamsa klina. Ir kai jie ten visi bėgo, ten išsivartė tos kėdės, viskas triukšmas ir smaižnai, kalba, kurios tu nesupranti, užtaisomi ginklai. Nu tai ką, užsidega ta šviesa ten po 30 sekundžių, aš pasižiūriu savo draugelius, nu tai va, jeigu varškė balta, tai jie baltesni. Tai aš turbūt panašus buvau, žinai. Tai ką tu? Tu leit, žinai, tai pagrindinis dalykas yra nepapulti tas. Bet aš įsivaizduoju, yra tam tikri, nu čia kažkiek, žinai, tas street smart, kažkiek yra intuicijos, kažkiek yra pasiruošimo ir planavimo tam, kad tu nepapultum. Nes aš sakyčiau, taip iš gatvės paim žmogų, žinai, pastatyk į situaciją, kur jam reikės priimti kažkokius sprendimus, netgi dar kažkam neįvykus, nutikėtina, kad priims blogus sprendimus ir dasibaigs toj tikėtinoj situacijai. Tai čia labiau, aš kaip suprantu, visi mokymai yra, kad nebūtum toje situacijoje. Tai nepatektum į tą. Yra mokymai, ką daryti. Po to yra mokymai, žinai, kad pavyzdžiui, jeigu tu patinkai tą situaciją, ne, geriausias momentas bėgti yra transportavimo metu. Bet paradoksas yra, kad tu galvoji, gali būti, čia klaida įvyko, žinai, aš nuvažiuosiu, mes išsiaiškinsim. Supranti? Jeigu tu neišsiaiškinsi, viskas, tu dan. Kitas dalykas yra, dažniausiai tu būni ne vienas su kažkuo, ar tau pasako, žinai, kad jeigu tu bėgsi, tavo kitą nušaus. Vis tiek tu turi bėgti. Nes transportavimo metu jie ten gali sustoti, prilėtinti, važiuoja per kažkokias gyvenvietės dar kažkur, žinai. Ir greičiausiai tau net gali maišo ant galvos neužmat, arba jeigu langai tamsinti, tai tada ir maišo nereikia, žinai. Nu, daug dalykų yra, bet čia reikia bėgti, žinai. Bet ar tu pajėgsi, supranti? Šalių sąrašas labai specifinis, taip sakant, tikrai nesu su daug žmonių bendravęs, kas yra tokiose vietose keliavęs. Grįžti į išsivyščiusių šalių standartą. Ir staiga, žinai, užsisakinėjai kavą kokioje nors kavinukį ir kažkas ten pykstasi, kad pieną ne tą įpylė iš, žinai. Realybė, kurioje tu ką tik buvai, realybė, kurioje tu dabar, žinai, esi, turi būti toks atotrukis, taip sakant, taip keista. Nebūna ta tokia, žinai, atvykus į tokią šalį, kur ta visa patirtis, kur tau adrenalinas iš karto šauna, tu tą tokį pojūčių užaštrinimą gauni iš karto. Bet tada pirmos tos, nežinau, savaitę ar netgi kelios dienos, kai grįžti į savo buvusį standartą, kur yra sąlyginai ramu, kur problemos yra, žinai, sprečytė netie skaičiukai arba kažkas, tokio, žinai, kur atrodo, jos visiškai buvo dingusios savaitėj. Kaip tas jausmas? Man atrodo, čia irgi visiškai kitas pasaulis. Čia kitas pasaulis, žinai, supranti, kas yra. Mes esam tokie padarai, žinai, kurie viską matuojame ne nominalia vertė, ne absoliučia vertė, o palyginamąją vertę. Supranti, jeigu aš gyvenu šiandien 10 kvadratų, man rytoj 11 duoda kvadratų, man jau gerai, ne? 10%. Jeigu aš gyvenu 500 kvadratų, man rytoj duoda 501, man nėra taip gerai, ne? Tai, ką aš noriu pasakyti, tas pirmas efektas, tu grįžti, aš galvoju, blemba, žiūrėk, čia yra moterų, žinai. Tu matai veidus moterų, tu ne tik vyrus matai, žinai, tu gali su jom pabendrauti, tu gali į restoraną užsisakyti, ką nori. Jeigu tu nori, tu gali išeiti, nuogas ten prasėti, gausi baudą, žinai, bet ir kas, supranti, tai tie tokie pirmi momentai, tu supranti, kad kur mes gyvenam, kokie mes rojų gyvenam, žinai, kaip mes čia galime laisvai elgtis, žinai, kaip mes galime bendrauti ir taip toliau. Tai čia tai yra momentiniai suvokimai, ne? Bet tu po to įeini į tą kasdienybę ir tada tave vėl pradeda erzinti, žinai, atneštas šaltas kavos puodelis, nes tu tikiesi karštas, supranti, nes standartas yra karštas. O ten tu gyveni, žinai, pabūni ten kokią Meksikoje, tai tu džiaugiesi, kad tu iš vis vandens gavai. Tai čia yra tie momentai, bet jie išblėsta, žinai, jas reikia pastoviai atnaujinti, nes tu pripranti, žinai, man irgi nervuoja, kai man atneša net arba klaidos yra padarytos. Nors ten po to smulkmena. Užkabinam truputį adrenaliną ir man atrodo, čia truputį ne iki galo suprastas dalykas. Vieni turi vieną požiūrį, kiti kitą. Kelionėse, man rodos, vienas iš parametrų yra, kad tu pačioje pradžioje tikrai gauni didelę adrenalino dozę iš savo pusės. Kaip manai, ką žmonės galbūt neteisingai apie adrenaliną apskritai galvoja, kai kažkas pasako, žinai, žmogus mėgstantis adrenaliną. Iš karto yra tam tikros sąsajos, kurios galbūt yra ne visai teisingos. Aš nežinau, žinok,
ką žmonės galvoja. Aš manau, kad daug kas nesupranta, kokio lygio čia narkotikas yra. Žinai. Ir vat, kaip identifikuoja ten mirtis, kad ten mirė nuo alkoholio, žinai. Tiek žmonių mirė ten nuo ten narkotikų, tiek žmonių. Ten avarijose mirė tiek žmonių, žinai, bet niekas nepasako, kad pala. O tai tiek žmonių mirė nuo narkotiko vardu adrenalinas. Ne? Tai visi tie, kurie kopia į kalnus, visi tie, kurie skraido parašiutais, kurie skraido su tais sparnais, kurie daro šitą DH, downhill, ne, su tais dviračiais. Tai nuo ko jie mirė visi? Nu, visas ekstremalus sportas. Nuo ko jie mirė visi? Nuo adrenalino, nuo vieno to pačio narkotiko adrenalino, nes pušina. Tai tik tai, kad jeigu tu parūkai cigaretę, ar tu išgeri, žinai, ten kažkokio tai alkoholinio gėrimo, tau nieko daryti nereikia. Tau ateina tas jausmas. Tu nurimsi, dar kažkas. O adrenalinas, jisai kaip ateina, tas dalykas, ne, kai tau kraujas susitelkia iš visų galūnių tos pagrindinius organus, kai paduoda daugiau kraujo į širdį, žinai, kai tavo smegenys suaktyvėja, kai tavo skausmas nurimsta, ne, tai daugelis žmonių nelabai dar supranta, žinai, ir pavyzdžiui būna ten, jeigu ar muštynės, ar kažkokia tai situacija, pas kai kurios rankos dreba, žinai, ir kiti galvo, kad jis bijo, jis nebijo. Adrenalinas atėjęs jau, jis jau ready to go, žinai, tai čia yra misconception, žinai, žmonės nesupranta, galvo, o rankos dreba, žinai, arba galvo, aš išsigandau, nieko tu neišsigandai ir maišo adrenaliną su baime, žinai, jeigu tu supranti, kad čia atėjo adrenalinas, tai jis tavo draugas ir jeigu tu moki jį įsikinkyti ir sakyti, va dabar aš pavarysiu, žinai, ir tada tu jį, nu, kaip kokį arklį prisijaukini, žinai, ir tada tu su juo gali ten jot ir jausmas yra kosminis. Nu ir pažiūrėkime iš kitos pusės. Ar pritartum, kad žmonės turėtų išlindinėti iš savo komforto zonos? Tai aišku. Ar manai, kad adrenalinas yra geras tas, parametras arba rodiklis, kad tu iš tiesų išleidinėjai iš savo komforto zonos, kad tave pastūmė truputį kažkur ten, kur tu nu, čia toks saugumo refleksas, vos ne, kad tau, kaip tenais, fight or flight, nu, arba bėgi, arba kovoji. Fight or flight, jo, matai kaip yra, žinai, šiaip dar vienas įdomus momentas, kad, žinai, mes visi šnekam apie fight or flight, ne? Nes gražiai skamba, bet realiai 8% frizina. Okay. Frizina. Esu matęs šitų pavyzdžių. Jo, frizina, jie atsitinka situacijų, jie sustingsta, žinai, čia kaip atrodo, kad jų nepamatys, žinai. Atrodo mažiausiai logiškas sprendimas, bet yra tikrai didelis kiekis. Nieko negali padaryti, tu net nežinai, kol tu nepatenki tą situaciją, net nežinai, kas tu esi, ar tu esi fight, ar tu esi flight, ar tu esi freeze, dažniausiai tu esi freeze. Tu gali tą pakeisti save vis exposindamas visokias įvairias situacijas, žinai. Pavyzdžiui, nuo smulkių dalykų, eik viešai pakalbėk, žinai, ir čia irgi bus adrenalinas. Tai aš nenoriu promautinti šitą dalyką ir skatinti visus eiti ekstremalius sportus, bet aš tikrai už komforto zonos tokį plėtimą, nes komforto zona, jinai nėra pastovus nieko nedarai linija, jo, jinai yra judantis, supranti, arba tu traukiesi, arba tu plėtiesi. Ir žinai, visi mes matom pagyvenusius žmonės, ne, kurie net iš namų neišeina. Kaip jie taip įvyko, žinau, kaip įvyko? Įvyko taip, kad tu gyvenai, gavai kažkokią traumą. Nu tai tada aš jau ten to sporto nebežaidžiu. Tada važiavai kažkur užsienį, kažkas atsitiko nemalonos, tai aš jau ten nebevažiuosiu, žinai. Tada Lietuvoje kažkur pakeliauju, kažkas irgi nepavyko ir taip traukiasi iki savo šalies, iki savo miestų, iki savo rajonų, iki savo kiemo, iki savo namų, iki savo miegamojo. Supranti? Tai jeigu tu nori išlikti gyvenime long term, aktyvus, ir nori išlaikyti savo smegenis aktyvės ir nesusirgti ten dementia ir Alzheimeris ir visais kitais, tu turi pastoviai tą komforto zoną pušint, žinai. Kaip suderinti tokį žmogų? Nes tu vis tiek sėdi prie derybų stalo, taip sakant, valdai milžinišką kompaniją, dirbi su politikais, dirbi su įvairiausios ir tie žmonėm ir staiga tu esi kitoj pusėje, žinai, virš galvos malūnsparniai, gaujos šaudosi, taip sakant, palaukiam truputį, kad pravažiuosim vėliau. Kaip šitą suderinti viename pasaulyje? Aš nežinau, žinai, čia manau, kad tokių žmonių atsiranda vis daugiau ir daugiau. Istoriškai mes gal turėjom
kaip lietuviai mažiau pinigų, žinai, gal vartojam daugiau alkoholio ir visi šitie dalykai tave Čia, riboja. žinok, negal. Statistika visiškai aiškiai šitoje vietoje. Nu, aš nenorėjau būti aštrus, žinai, tai manau, kad visi šitie dalykai prisideda, žinai, vat, ir kai aš sakau, ką girtas svajoja, žinai, tą blaivas daro. Tai vat, man pavyko kažkiek stipriai, ne kažkiek, o stipriai apsimažinti alkoholio vartojimą, kitų medžiagų ten vartojimą, žinai, ir tada gaunasi, kad tu vis tiek kažką turi veikti, kažką nori veikti, žinai, ir tada pasirodo pas tave gimsta idėjos, gimsta smalsumas, gimsta projektai. Ir viskas ne per naktį atsitiko, žinai, viskas atsitiko per daug metų. Pakeliauji po pasaulį, žinai, sutinki tokius pačius žmonės. Aš va, Harvard Business School mokiausi, ir aš ten 3 metus praleidau, ne? Tai iš viso pasaulio verslininkai, apie 200, žinai, skirtingų žmonių, su skirtingų tautybių ir taip toliau. Ir mes ten visi vienodi, žinai, visi kažkas lipa į kalną, žinai, kažkas tai ten plaukia, kažkas bėga maratonus, kažkas ten, žinai, Šiaurės Korėjoje maratoną bėgo, kažkas lipa į Everestą, kažkas ten nardo, kažkas kažką daro. Ir nes žmonėms reikia stresą nuimti, žinai, reikia išeiti, o stresą kaip tu nuimsi? Nu, tau reikia to, vadinkime, būti čia ir dabar, ne, sąmoningumo. Tai arba tu medituoji, kas užtrunka daug laiko, arba tu vartoji alkoholį, nes tu esi tada čia ir dabar, tau nieks nerūpi nei vakar, nei rytojus. Čia alkoholis tai labai geras sąmoningumo mokytojas. Tau rūpi minutė ir metras į priekį. Arba tu eini į tas situacijas, kuriuose irgi tu, žinai, viską pamiršti. Tai aš nesakyčiau, kad čia pasaulinių lygių, tai čia aš nieko aš ypatingo nedarau. Lietuvos lygių turiu draugų keliautojų, Danas Pankevičius, kuris apkeliavęs visas pasaulio šalis, pirmas lietuvis. Tai žinai, man su juo ten išvis nėra ką lygintis. Tiesiog mano gal tipas kitoks, aš gal ten biškai giliau lendu, žinai, ir taip toliau, bet yra tų žmonių, yra. Kur šiuo metu, vat, jeigu paimtume iš tokių šalių, kurios yra populiarios keliauti, kur yra iš tiesų pavojinga? Nu, Meksiką įvardinai. Žinai, kaip tu pasakyt, Vilniaus gatvė 4 ryto. Tiesa, bet jeigu tai paimsime vis tiek iš galbūt populiaresnių pasirinkimų, kur žmonės dažnai važiuoja, aš, pavyzdžiui, nu, Meksikos aš iš jau kitų interviu esu klausęsis daug kartų, nenoriu čia kažkaip pušinti, kad Meksika blogas pasirinkimas, nes tikrai gražus paplūdimiai, ten yra saugių variantų ir visa kita, bet turim Braziliją, man rodos, irgi tą pačią pusę. Tai taip, supranti, tai visur, kur yra 100 milijonų žmonių, visur, kur yra skurdas arba didžiulė neligybė ir kur yra didmiesčiai, čia yra visur didelės rizikos zonos. Tai reiškia, tu turi milijoninius miestus arba supermilijoninės šalis, ne? Turi didelį disparity income, taip, tai reiškia, kažkas turi pinigų, kažkas neturi. Ir jeigu tu nueini ne tenai arba prisigeri ir užsibūni per ilgai, tai čia į tą kategoriją patenka Meksika, į tą kategoriją patenka Indija, į tą kategoriją patenka praktiškai visą Afriką, į tą kategoriją patenka Vidurio rytai, Šiaurės Korėja, Kinija ta pati, Malaizija, žinai, jeigu tu nežinai vietinės kultūros, vietinių įstatymų, tai tu, o Jėzus, kiek tu gali prisidirbti dalykų. Čia reikia labai gerai suprasti, žinai, kur tu keliauji, kas tai per kultūrą, kas yra valdžioje, ką galima daryti, ko negalima daryti. Ir aišku, aš grįšiu prie to pačio alkoholio. Čia numeris 1. Kas yra no-go, jeigu tu eini kažkokią tai kultūrą, kurios tu nepažįsti, žinai. Tai čia yra numeris 1. Ir aišku, nieko gero nebūna po 2 valandų nakties. Tai vat, jeigu tu laikaisi šitų dalykų, žinai, nevartoji alkoholio, nebūni per ilgai, esi pagarbus, tu saugus. Jeigu tu ten būni apgyvendintose vietose, kur tu matai ten vaikus, matai moteris, žinai, o ne, žinai, ten kokio nors Čikagos rajone. Arba tos pačios Europos, pažiūrėk, kas vyksta su imigracija dabar. Yra rajonai, kur policija net nevažiuoja. Tai tu turi biškai, kaip sakyti, tu turėti awareness, tu turi sekti, kur tu esi. Ir aišku, tu turi būti confident, žinai, jeigu tu vaikštai su kamera pakabinta ir žiuplinėjai, žinai, ir nematai, kad jau, žinai, parduotuvių nėra, restoranų nėra, žinai, vaikų nėra, moterų nėra, vien tik tai ten vyrai arba iš žmonių nėra.
tai gal apsisuk, brolau. O yra kokia nors šalis, kur net būdamas pasiruošęs, šiuo metu sakytum, nevažiuosiu, nenoriu, nedomina? Ne iš to komfortiško būdo, nes nuobodu, bet iš to labiau, kad pavojinga. Ir net per pavojinga gal. Ne, aš apie tai negalvoju. Aš galvoju, kaip tik, kur man tokią šalį rasti. Ir kaip man tenai nuvykti ir grįžti. O yra šalis kokia, vat, pavyzdžiui, labai norėtum, bet nėra galimybės galbūt. Jo, šiuo metu tai yra, žinai, vieni sako šalis, kiti sako, žinai, vietovė, tai Gaza strip. Tai aš dabar bandau susiderinti per amerikiečius, kurie ten yra didžiuliai žydų rėmėjai to IDF, Israel Defense Army. Tai bandau susiderinti per juos, kad būtent su jais, su jų konvojom, su jų patruliais praeit per tą Gazą, žinai. Galima su malūnsparniu praskristi, bet tada tu nepajausi kvapo, nepajausi... Kitaip vis tiek yra. Nepajausi to vėjo, nepajausi to oro, tu per trumpai, per triukšmas garsų neišgirsi, žinai. Ten yra surrealu, tu turi būti. Girdėjau, kad pas tave ofise yra Budos statula, jeigu neklystu. Čia šiaip suvenyras ar kažkas kito iš simbolinės pusės? Gyvenimas mane yra parklūdęs ant kelių ne vieną kartą, žinai. Ir parklūdęs, ir pargriovęs, ir suspardęs. Ir aš buvo momentai, kai man nieks nepadėjo, žinai. Tai reikėjo tada ieškoti tos gyvenimo prasmės ir to, vadinkime, motyvacijos ar to resurso atsigavimui per dvasinį pasaulį. Kaip šita kelionė prasidėjo? Nes daug žmonių dažniausiai tokiuose kritinėse kryžkelėse nusprendžia, taip sakant, ieškoti atsakymų šioje sferoje. Arba kartais būna galbūt populiaresnis variantas, kad šeima įstato į tam tikras vėžes ir tada važiuoja į tam tikrą laikotarpį, bet jeigu paėmus tą pirmąjį pavyzdį, kaip man gal truputį įdomu, jeigu žmogus yra panašioje situacijoje, nes būna gyvenime situacijų, kur tu atrodo, nerandi niekaip išeities, visais visiškai duobėje, kaip prasideda ta paieška, kuri atidaro tam tikras duris ir priveda prie tam tikrų sprendimų, kurie galbūt išlaipina tave iš tos duobės? Jo, tai tas lūžis yra, kaip jis vadinasi, angliškai vadinasi surrender, lietuviškai vadinasi pasidavimas. Mano atveju tai buvo perdegimas nuo didelio darbinio krūvio, nuo asmeninio krūvio, nuo visokių reikalų, projektų, kuriais aš užsikroviau dėl savo asmenybės, dėl savo kažkokių tai psichologinių, vadinkime, poreikių. Aš taip buvau užsikrovęs, kad mano nervai taip pakryko, aš negalėjau miegoti, aš negalėjau valgyti, man svoris nukrito. Buvo vienas momentas, kai aš iš lovos tiesiog negalėjau atsikelti ir aš, žinai, akis va tokios stačios, širdis plaka, žinai, tu jėgų neturi, o miegoti irgi negalėjai. Ir aš supratau, kad viskas, aš nebevaldau savo kūno, realiai nebevaldau, žinai, kaip būna, dabar vat pailsėsiu, žinai, einu atsipalaiduoti, žinai, čia tu daryk, ką nori. Ir aš tada supratau, kodėl autonominė nervų sistema vadinasi autonominė. Pati savo. Pati jinai nusprendžia, jinai sako, viskas, tėvai užtenka, dabar aš perimu ir va tau, žinai, gauk. Ir aš vienu momentu, žinai, aš su žmonai apie tai irgi pasakau, aš aišku jiems tuo metu to nesakiau, bet vienu momentu aš galvoju, kad viskas, aš mirsiu, žinai, realiai mirsiu, viskas. Ir aš tada, kai aš supratau, kad viskas, aš tada pasidaviau, žinai, baigiau kontroliuoti, baigiau kažko tikėtis, baigiau kažką pušinti, žinai, ir galvoju, kaip bus, tai bus, supranti. Ir aš nurimau ir aš po truputį atsistačiau. Vienu momentu aš supratau, kad aš negaliu savo pats padėti, žinai. Ir man kiti irgi negali padėti. Nes nieks nelabai ir supranta ir nelabai žino, žinai. Tai kas tada belieka? Kažkas aukščiau, ne? Kas tas aukščiau? Vieni ten vadina Dievu, kiti vadina ten higher power, aukštesnioji galia. Kas kaip nori, tas tai vadina, žinai. Bet kažkas turbūt ten yra, žinai. Tai jeigu tu ten atsiduodi tam, vadinkim, likimui, žinai, ir prašai pagalbos, kad tau, ne tai, kad už tave padarytų, bet kad padėtų tau atlaikyti tą krūvį ir padėtų tau priimti teisingus sprendimus, žinai, tada tu nurimsti. Ir, žinai, dabar jau tai net ir jau mokslininkai aiškina, kad ta malda, jinai veikia. O kaip jinai veikia? Nes psichologiškai, kai tu pasimeldė, atrodo, kad tu savo atsakomybę biškį pasidalini su ta higher power.
Ir tavo nervų sistema nurimsta, žinai. Tai jeigu aš žiūrėjau su ironija kažkada ir buvau ateistas į tos žmonės, kurie meldėsi, žinai. Dabar aš vienas iš jų. Aš turiu vieną kolegą, ir buvo žiauriai sunkus projektas. Jisai yra tikintis ir ten buvo toks projektas, kad jisai statė savo karjerą ant kortos, žinai. Ir aš sakau, tu nebijai, o dabar išeiti. Ir ten buvo konkretus veiksmas, kuris turėjo atlikti ir tada spręsis taip arba ne, žinai. Big deal. Jis man sako, ko man bijot, kai Dievas man už nugaros stovi. Supranti? Ir aš pagalvoju, ko man reikia šito mindseto, žinai. Kas klausosi, kai kurie galvoja, žinai, gerai, nuvažiavom į, čia galbūt blogas apibūdinimas, bet vienuolio pusė. Toks labiau į tikėjimas, darna, visos tos pagrindinės vertybės, bet tuo pačiu mes turim verslą, kuris yra į pinigus orientuotas, į skaičius orientuotas, į tokį, labai aiškius tikslus ir čia tu, žinai, vilko parametrai atsiranda. Tai kaip vilkas ir vienuolis balansuojasi toje pačioje asmenybėje? Ar gali normaliai balansuotis netgi? Aišku, kad gali. Ir čia yra, žinai, dažna klaida žmonių, tame tarp ir manęs, kur, žinai, turėjo daug streso darbe, tai nuvažiavo į meditacijos stovyklą ir tada sako, man nieko nereikia, man užtenka ten, žinai, suvalgyti grybų, pabūti ten pliaže, žinai, pamedituoti ir I'm good, I'm happy, ne? Ir tai trunka, kiek laiko trunka, žinai. Tai vat, kol grįši iš atostogų. Tai va, kol grįši iš atostogų, ne? Tai vat yra toks Eckhart Tolle, ne? Jis sąmoningumo mokytojas, britas, žinai. Tai va, aš tokius seku Joe Dispenza, Eckhart Tolle, žinai, kurie dirba su profesionalais, kurie dirba su tokiais kaip teisininkais, žinai, medikais, vadovais įmonių, o ne, žinai, yra tie ekstremalūs dvasingumo dalykai, kur ten balė, nieko nedarau, tik tai nuveitolino, žinai. Tai aš atsimenu, kai aš klausiu, sakau, tai kaip daryti čia viską mest? Žiūrėk, sako, buvo pas mus toksai vienas, kuris viską metė, atvažiavo į Tailandą, viską metė, nuvarė į kalnus, meditavo, taip gerai gyveno, taip išlaisvino, nušvito vienas drobelė, jam nieko nereikėjo, net maistą tą nešė. Ir po 3 mėnesių jam reikėjo nuvažiuoti į Bankoką vizą atnaujinti. Ir negrįžo. Tai supranti, tu turi nusiraminti čia ir dabar. Tai man yra vienas labai protingas žmogus pasakęs, žiūrėk, mes esame dvasinės būtybės gyvenančios materialiame pasaulyje. Supranti? Tam reikia būti dalykus derinti. Tai reiškia, tu turi remtis dvasiniais principais ir kartais turi aukoti trumpalaikį pelną dėl ramybės, bet ilgainiui tau viskas ateis kaip rezultatas. Supranti? Tai viskas tvarkoj turėti pinigų ir būti dvasingu. Viskas tvarkoj naudotis pinigais ir jų teikiamą laisvę ir galimybės. Viskas tvarkoj, su to nėra jokių problemų. Esmė, kad turėtum vadovautis dvasiniais principais. Pajudinkim truputį tą turto dalį, nes esi, noros kitame pokalbėje paminėjęs, kad turtingėjant atsiranda tam tikrų ribų ir tam tikrų problemų su galimai dabartinėmis draugystėmis. Tai kaip išlaikyti draugus turtingėjant? Niekaip. Kas bus, tas bus? Žinai, man sekasi išlaikyti draugystės 35 metus, 30 metų. Kai kurios draugystės neatlaiko. Čia priklauso nuo žmonių. Bet tam tikram lygmenį, aš nesu tam lygmenį. Ačiū Dievui, tam tikram lygmenį neįmanoma. Neįmanoma atlaikyti. Kodėl? Dėl to, kad pasikeičia galimybės. Pasikeičia finansinės galimybės, pasikeičia interesai, pasikeičia poreikiai, pasikeičia laiko leidimas. Ir, žinai, tada santykiai tampa transactional. Sudėtinga tema. Čia yra sudėtinga tema, bet dar kartą pasakysiu, kad ultra wealthy, ten jau kur 100 milijonų, tai ten draugų nėra. Ir ten yra, bet žinai kas yra? Ten yra šeima. Šeima visada lieka. O draugai, tai dėl to eiti į tą super ultra wealthy, net nesakau, kad ten lengva patekti visų pirma, bet eiti į tą, aš, pavyzdžiui, tokio kaip patikslo nematau. Žinai, mes su žmona apie tai labai dažnai šnekam, mes esame maždaug pasiskaičiavę, kiek mums užteks, kad mes gyventumėm komfortabiliai, neskaičiuodami pinigų ir kad mes išsilaikytumėm savo draugų rate, nes santykiai tai čia yra numeris 1.
Aš apie tai netgi turėjom draugų vakarėlį, aš apie tai net ir kalbą sakiau, apie santykius. Žinai, kad jeigu tu paklausi mirštančių žmonių ar paklausi sėkmingai nugyvenusių žmonių gyvenimą, kas svarbiausia, jie dažniausiai apie tai sako santykiai. Žinok, viena iš, aš dabar nesenai, jau kelis kartus naudota tema, bet perklausiau nesenai, yra tas didžiausias vadinamas research, ilgiausiai trunkantis pasaulyje, būtent apie gyvenimo, taip sakant, laimę, kaip įvardinti. Tai pagrindinis aspektas yra, kad santykiai šioje vietoje yra numeris 1 parametras, kuris išlaikė žmonės būti, taip sakant, laimingus tame parametre. Tai toks, manau, teisingas pasirinkimas iš tos pusės, bet man toks gerai susiderina su kitu klausimu, nes man rodos, tu esi apsibrėžęs ribą, kada yra gana. Ir čia žmogui, kuris pačioje pradžioje, aš paimam, žinai, 20 metų, netgi anksčiau tikriausiai pasimatytų, bet yra, tu užsibrėži labai milžiniškus tikslus. Tu pasieki tuos tikslus tikriausiai per kokius 50 metų ir staiga užsibrėži dar didesnius. Dar 5 metai ir dar didesnius, ir dar didesnius. Kaip šitoje vietoje suvaldyti šitą situaciją ir pasakyti, kad kažkuriuo momentu yra gana? Į ką atsiremti šioje pusėje? Nieko. Labai retai, kad tu pats atsiremsi. Tave atrems. Atrems, kad tiesiog negali pasiekti. Per sveikatą atrems tave. Ta prasme, tu gausi pamokų nuo gyvenimo, tave taip parklubdys, tu neteksi draugystės, galbūt šeimos, dėl savo ambicijų, neteksi sveikatos ir tada atsisėsi. Ir tada pasigalvosi. Aha, ar verta ekstra milijonas ten, kuris yra sąskaito, ar ten 2 ar 3. Kad tu pats susigalvotum, retai taip yra. Žinai, retai, čia yra vienetai. Atsiremi į sveikatą, atsiremi į santykius ir tada, žinai, mes su žmona sėdim ir sakom, kad žiūrėk, jeigu mes norime, kadangi mes domimės apie vaikus, vaikų auklėjimą, apie santykius ir mes sakom, žiūrėk, jeigu mes norime pilnavertiškai auginti vaikus ir su jais bendrauti, pas mus 4 vaikai, mes negalim tokio darbo dirbti. Mes turim kažką mažinti. Arba mes turim aukoti santykius su vaikais. Ir dėl ko? Kad čia kažką užauginti, pasiekti. Aš tai užauginau ten kažką savo pasaulėlėje, ten kažką pasiekiau, man good enough, žinai. Bet čia tu turi atsitrenkti į santykių užimą arba į sveikatą, tik tada tu pradėsi permastysi. Man įmanoma, kaip sako, žinai, mokinkis iš kitų klaidų. Šioje vietoje galima, ar čia turi praeiti pats? Žinai, kaip tu pasakyti, visada reikia stebėti kitų klaidas ir gavus pirmą signalą suprasti, tai va čia apie ką. Nebus taip, kad, jisai pasakė, jam užtenka, pas tave telkis vis tiek viduje yra. Jisai yra, nesvarbu, kad ten kiti sustoja, ten vis tiek ir sako, man okei, sako, man užtenka, kiek aš turiu, žinai. Tu galvoji, aš norėčiau kaip jis, bet pas tave elkis yra. Bet kada tu atsitrenki, pirmas smūgis būna ten, su vaikai nuo tavęs nebebendrauja, nes pasirodo, tėčių nėra namie. Arba tėtis užsiėmęs, arba tėtis pavargęs, arba tėtis neturi laiko, ne? Atsitrenki su žmona į santykius, ne, kad blemba, nebeturim laiko pasišnekėti ramiai, arba nebebūnam, arba kartu, arba dar kažkaip. Atsitrenki į sveikatą, kad neįmėgi naktį, kad dar kažkaip. Ir va, čia šitas momentas, apie ką jis šnekėjo. Ir aišku, kiti gali to momentą nepagauti ir dar toliau pušinti, žinai. Pasižinai būna, pasiekė dugną atsispiri, kiti pasiekė dugną, ką daro. Paima, kas su tuo? Kas? Toliau. Žinai. Tai jeigu tu kitų klaidas girdi, arba kitų išmintį girdi, tai tu ją turi turėti omeny, bet kol tu pats neatsitrenksi, žinai, jeigu tau ir sako, ten ugnis karšta, tai okei. Bet tu vis tiek jie turi bent biškį palies. Niekas nesako, žinai, kiti ranką įkiša. Tu nekiš gal rankos, bet tu palies. O, karšta. Okei, tai gal aš čia ir sustosiu. Tai va, čia toks mokymasis iš kitų mano. Aš dabar paskutiniu metu matau pas tave didelį kiekį edukacijos apie įvairiausias knygas. Jeigu reikėtų išskirti kelias tokias top, kuriuos sakytum, kad kiekvienam žmogui, tokia, žinai, privaloma mokykloje arba, nežinau, 20-25 perskaityti, jeigu apskritai norėtų geriau gyventi ateityje. Tema, apie kurią galiu daug ilgai šnekėti, man labai sunku išskirti, bet aš galiu atsiminti kelias knygas. Viena knyga, kurią kai man vyko skyrybos, pirmos skyrybos, man buvo 30 metų ir paskutinės skyrybos, aš tikiuosi, pirmos ir paskutinės man buvo 30 metų.
mano karjerai viršų, mano asmeninis gyvenimas ėjo žemyn, aš nerimau, nesupratau, kas vyksta, kame čia esmė, kame čia prasmė, tai ką čia daryti, kas čia kietai, kas čia nekietai, ko čia reikia, ar čia pasiekimo, ar čia palikimo, ką čia kai kur. Ir mano vadovas sako, va, imk šitą knygą paskaityk. Ir ten buvo 7 Habits of Highly Effective People. Tai čia yra Stephen Covey. Va, tai šitą knygutę, nuo kurios prasidėjo mano kelias į savo buvą ir į saviugdą. Tai, žinai, jo, nu, taip. Na, čia daug į produktyvumą ir į pinigus orientuotos bibliotekos, bet vis pildosi po truputį. Jo, man, žinai, tai viskas pildosi atominiai įpročiai, tai čia saviugda yra grinai, žinai, tai pinigai yra, kaip sakyt, malonus šalutinis poveikis gero, teisingų vertybių, žinai. Tai va šita knyga, kita knyga, kuri neseniai irgi taip stipriai praplėtė aplamai suvokimą apie pasaulį, apie sistemą, apie vertybės, apie tai, kas laikina, kas ne, tai yra Homo sapiens. Tai čia yra žydas Yuval Noah Harari. Nors pas jį 3 dalis, ne? Ten yra, kad... Tas yra Homo Deus, Homo sapiens, Homo Deus, 21 amžiaus problemos ir tada yra paskutinė Nexus apie AI. Gerai, paimam 7 įpročiai efektyvių žmonių, paimam Homo Deus, yra dar keli, kuriuos įvardintum. Atominiai įpročiai, man rodos, irgi buvo įvardinti. Jo, yra atominiai įpročiai. Tai yra čia pačioj. Jo, aš galiu pasakyti. Yra labai geras toks Ryan Holiday rašytojas, žinai, Courage is Calling knyga, kur būtent šneka. Daily Stoic. Stoic. Tai Daily Stoic unikali knyga, dėl to, kad ten yra apie tą stoikų, vadinkime, filosofiją, tai iš Graikijos laikų, žinai. Markus Aurelijus ir visas tas. Tai dvasiniai principai, žinai. Ir dvasiniais principais, ir kokiais principais jie, žinai, vadovaujasi, kai tu esi, kaip sako, you have to be calm in the middle of the storm. Ne? Tai ir aš to noriu. Nes, tai įsivaizduok, kiek pas jos reikalų buvo. Taip pat. Man čia viskas juose patinka, man tik tas pinigų vertinimas ir komforto vertinimas nepatinka. Bet čia vėl, asmenybės dalis, žinai, kur, man atrodo, labai teisingai kai kurias žinutės įvardino, kur labai gerai sudėlioja stalčiukus, kaip tu matai tą pasaulį. Kas dar labai, žinai, Joe Dispenza. Joe Dispenza tai yra tas, kuris sujungia vakarus su rytų išmintim. Ir yra knyga Breaking the Habit of Being Yourself, kuris pasakoja, žinai, apie tai, kaip mes jaučiamės, kodėl mes jaučiamės, nuo ko viskas prasideda, kad viskas prasideda nuo minties. Mintis tau generuoja emociją, emocija generuoja kitą mintį, kita mintis generuoja kitą emociją ir taip toliau. Tai šitą labai svarbu suprasti. Kitas dalykas yra, master your emotions. Tai čia labai svarbus dalykas, ko mūsų iš vis nemokė, žinai, kad jausmai yra svarbu, dėl ko aš patyriu perdegimą. Tai koks skirtumas, kaip tu jautiesi, reikia daryti. Ir manęs, aš atsimenu, psichologas klausė, tu, darai tą, ką nori, ar tą, ką reikia? Kaip sakau? Nelabai klausimus supratau. Ką nori? Ką nori? Darau, ką reikia, žinai. O kaip tu jautiesi? Vat šito klausimo. Aš manau, ne kaip tu manai, kaip tu jautiesi. Koks skirtumas, kaip aš jaučiuosi, žinai. Ir visi šitie dalykai, emocijų užmiršimas ir priveda prie burnouto, nes jis niekur nedingsta. Tu turės suprasti, pajausti ir išjausti. Ir čia yra pyktis, yra baimė, yra kaltė, yra gėda, yra pavydas. Ir čia yra normalios, natūralios emocijos ir viskas su jom gerai. Jeigu tu jų neišjausi, tai jos tada kontraktina ir ten, žinai, toksinus kelia į tave. Tai vat, kai tu pasiskaitai Dopamination, žinai, irgi apie dopaminą, nes aš viską dabar noriu, ką aš noriu suprasti, kaip visas šitas mano robotas veikia, žinai. Nes realiai mes esame super mašinos, mes esame, žinai, super lenktyninis, mes esame jet fighteris. Ne? Bet nesuprantam, kaip kas veikia, žinai. Kuris mygtukas ką daro. Ir mes su to jet fighteriu, čia, žinai, vieni iš vis stovi, kiti gal važiuoja pakilimo to, kur galvoja, kad čia maks. Tu pasirodo, čia gali belia ką daryti. Supranti, bet reikia suprasti, kas tu esi ir kaip tą dalyką valdyti. Tai šitas dalykas mane domina. Ir jau tada, kada jau tu supranti, kaip jau save valdyti, kas tu esi, kad tu turi valdyti emociją, tu turi valdyti mintis ir kad tu turi vadovautis tais dvasiniais principais visų pirma.
tada jau gali prieiti prie juodosios magijos. Žinai, o juodoji magija tai yra 48 Laws of Power. By Robert Greene. Ir čia yra most Geras. best kept Turiu 3 secret. išsisaugai dabar, nes negirdėta ir tos praeitos 2 irgi nesuskaidės, taip Tai sakant. vat 48 Laws of Power, aš šitiems, žinai, kaip sakyti, vengiu rekomenduoti, nes ten yra grinai, kaip veikia žmogaus psichologija ir kaip reikia jis manipuliuoti. Kad tu pasiektum savo tikslą. Bet šitą gali skaityti tik po to. Kai su savim susidirbė. Su savim susidirbi, nes kitaip nei ten nuves į pragaištį. Gerai, paskutinis klausimas iš mano pusės ir labai gražiai susidėlioja su viena fraze, kurią ką tik pasakei. Tai ką reiškia gyventi pilnai tavo akimis? Iš dvasinės pusės reiškia gyventi pilnai, kai tu nebijai. Atsimeni, kai pasakiau, kad o ko man bijot, kai Dievas už mano nugaros. Kai tu eini ten, kur tu nori. Kai tu užkalbini žmogų, kurį tu nori užkalbinti. Kai tu nukeliauji ten, kur tu nori nukeliauti. Kai tu gyvendini savo norą. Ir tu sakai, aš patenkintas, aš visada norėjau ten užkalbinti, visada norėjau prieiti. Ir ne, o dabar priejau, padariau, žinai. Tai kai tu savęs nevaržai kažkokiais tai vidiniais kompleksais, man tai čia yra pilnatvė. Kita pilnatvė yra materialiniai dalykai, žinai, kai tu gali sau leisti pakeliauti, kai tu gali sau leisti, nežinau, su draugais pabūti ar su vaikais kažkur tai iškeliauti ir kažkokį tai nuotykį patirti. Kai tu gali pats savo laiką valdyti. Kai tau nereikia, žinai, būti nuo 9 iki 5. Kai tu gali imtis kažkokių tai projektų naujų, kai tu gali leisti savo vaizduoti, kai tu esi sveikas. Supranti, kai tu suderini dvasinius dalykus su sveikata ir su materialiniais dalykais, man atrodo, čia yra tokia kombinacija. Ir tada tu, man atrodo, esi pilnatvėj. Super. Ačiū tau, Jurgi, žiauriai buvo smagu, aš dar turiu kokį 1000 klausimų apie keliones ir kaip čia ką reikėtų daryti, bet paliekam sekančiams epizodams. O šiaip, jeigu kas nors susidomėsi, tai Jurgis puikiai dirba su Instagramą, kuris nesenai atsiradęs yra, užsukit, pasižvalgykit, ten yra daug klausimų atsakymų apie šalis, kur aš pats spėliojau, kur čia verta, kur neverta keliauti. O mes su jumis sutiksim sekančiame epizode.